Sveiki visi, štai mano 22 pamoka. Vėl einame prie RPG ir šiandien mokinsiu, kaip pasidaryti, kad kiltų lygis. Tiesiog lygio stulpelį, lygio ir patirties. Tiesiog rinksim lygį ir rinksim patirtį ir kils lygis. Taip, ką pirmiausiai darome, einame į spritės, susikūrėme naują objektą, pasivadiname SPRU objekt, čia kokį norite paveiksliuką susikūrėte, man nėra skirtumo. Taip, toliau einate į front, susikūrėte frontą, aš pasivadinau f.hud, hudo frontą pasirinkau kaip stilių rašymo. Ką toliau, einame į objekt, nesikūrėme, tiesiog einame į playerį, einame į create, einame į susikūrėme naują kodų ir taip, kas čia yra global, kad yra per visą žaidimą. Levelis lygis. Tiesiog, kai pasijungsite žaidimą, bus pirmas lygis. Nustato pirmą lygį. Čia pasirašęs turiu. Toliau. Čia global maxe XP. Kad pirmą lygį, kai bus, kad rašytų, kad pirmą lygį pakelti reiktų. Nustato max XP 110. Kai surinksim 110, pasidarys antras lygis ir ten pasikels per 100 tų XP, kad pasiekti 200 jau reikės, 220 reikės surinkti, ar 210, dabar nežinau. Tiesiog va šitą skaičių pakeitusi, čia nereikia keisti, aš parašysiu, kur reikia pakeisti, pasakysim. Ir čia pačioj pradžioj nustato, kad jūs turite XP 0. Ką toliau? Einame į stepus, įkeliate naują kodą. Čia yra parašyta, jei XP yra daugiau negu max XP, tiesiog lygis pakyla. Lygio pakelimas iki tiesiog, kai bus max XP, kad pakiltų. Kas būna? Atsistato XP, vėl XP būna 0, prideda vieną lygį ir tiesiog šitą padidina patirties trūkumą iki kito levelio. Tiesiog padidina, taip, kaip pirmai minėjau. Čia pakeitus šitą skaičių galite 200 000 rašyti, kad kai surinksite 1000, tiesiog 1000 vis pridės, jau ten būsite 10 lygio, jau reikės 10 000 surinka lygis pakiltų. Jūs, manau, supratate. Taip, ką toliau, susikūrėte objektą naują, pasivadinate HUD, einate add event, draw, tiesiog susikūrėte draw, ir čia yra, pirmai susikūrėme rašto stilių, tiesiog draw set front f.hud. Ir kas čia yra? Draw text, kad rodytų tekstą levelis rašytų ir global level, kad parodo lygį. Parodytų lygį, rašytų kelintas lygis yra. O čia yra tas pats patirtis ir parodo patirtį. Ką toliau? Einame į objekts, susikūrėme naują objektą, pasivadiname patirtis, pasirenkame spritę, spaudžiame add event, spaudžiame collision, player, įdedame naują kodą ir global XP plus 50, tada instancija destroyed susinaikina. Suteikia 50 XP. Tiesiog padėjus jį, gaunate 50 XP. Einate į rooms. Pridedate XP. Čia ne toj vietoj, čia turiu biškį kitur, aš čia užsitaupęs. Yra mano žmogeliuk, pridedate XP. Pradedate žmogeliuką ir ką dar nepasakiau, tiesiog dar turite HUD, kur sukūrėte, padėti HUD, aš padedu pačiam krašte, kad jis man nesimaišytų ir panašiai, kad aš jo neištrinčiau niekada. Ir tiesiog atsirado lygis, levelis ir patirtis, tiesiog paimame vieną tą, matote, prisidėjo 50, paimame dar vieną, prisidėjo 10 ir štai. Antras lygis, net jau iškart pakilo. Tiesiog taip. Taip. Ir tiesiog matote, kaip kyla lygis ir kyla tas 100. O tiesiog galite padaryti, kad čia 1000 būtų ir visvo. Matot, reikia daugiau ir daugiau surinkti. Tai tiek šią pamoką. Laukit kitos pamokos. Klauskite, gal kokios pamokos norit, iš tikrųjų nežinau, kad sukurčiau. Nes aš kuriu tiesiog ką žinau, ko manau, kad reikia, tą ir kuriu. O tiek. Prenumeruokit, laikinkit. Viso jaučiu tiek.